Vieniems cirkas vis dar asocijuojasi su linksmais klounais, spalvotomis dekoracijomis, dresuotais liūtais. Tačiau per pastaruosius metus cirkas kardinaliai pasikeitė. Viskas dėl draudimo eksploatuoti gyvūnus cirke. Tadgi, kaip pasikeitė cirkas? Ar pasikeitė išvis? Sužinosime visai netrukus. 2021 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis naudoti laukinius gyvūnus cirko pasirodymuose. Šis draudimas netaikomas naminėms rūšims, tokioms kaip katės, šunys ar ožkos. Todėl jų pasirodymai cirkuose vis dar leidžiami, bet tik ne Vilniuje. Aš vertinu tai skeptiškai, suprantat. Visų pirma, tai prapuolė įvairumas cirke, suprantat. Viena iš šakų, kaip sakau, iškrito. Yra gal kažkur tai, žinot, dabar video, kad ten cirke, žinot, muša taip ir taip, bet tai čia reikėtų, jeigu jau ant to eina konkrečius atvejus ir konkrečius yra įrodymas, drauskit ar bauskit galų gale, bet paimti ir uždrausti, aš nežinau, nes dauguma žiūrovų eina dėl gyvūnų. Alytuje susikūrusio Amber cirko direktorius Darius Česnulevičius naminių gyvūnų draudimui pasirodymuose nepritarė. Jis pats dresiruoja gyvūnus ir kituose miestuose su jais rengia pasirodymus. Naminiai gyvūnai, katės, šunys, ožkytės, antys, asiliukas, šeškiukas, naminiai. Tai tie gyvūnai, kurie su mumis šalia mūsų yra visą gyvenimą. Jų tenai, kaip sakau, galbūt tenai dar laukiniai gyvūnai, jiems reikalingos kažkokios ypatingos, sąlygos, bet čia yra naminiai, jie tiesiog namuose gyvena. Cirkas irgi yra namai. Cirko direktorius Darius sako, kad cirkas neprarado savo žiūrovų. Negaliu skųstis, kad lankomumas blogas, bet jeigu būtų gyvūnai, tikrai žinokit, būtų didesnis lankomumas, nes skambina į kasą, aš pats sėdžiu kasoj ir klausia, labą dieną, kokie gyvūnai programoje. Pirmas klausimas. Antras būna klounai ir juokingi. O paskui, žinot, nebus gyvūnų, tai čia tik tiek robotai, ten kažką daryti. Bandai įtikinti žmogų, kad ateik bus įdomu. Galima cirką rodyti ir be gyvūnų, suprantat. Klouną vaidinantis Albertas Chazbijavičius cirko dalimi yra jau nuo vaikystės. Sako, kad dabar į skirtingus miestus kartu su juo keliauja ir šeima. Jis irgi nepritarė gyvūnų draudimui. Yra, dvigubi standartai, nes pavyzdžiui, Sakiau, kad yra, tos pačios parodos, ten irgi rodo. Irgi renginys su gyvūnais. Irgi ir jie ten narvuose sėdi, mes tai pasus, ar čia laisviai. Paskui jie nueina į vagonėlį ir kartu ant tos pačios lovos guli. Tai prieš, aš aišku, už šitus egzotinius gyvūnus, kad draudžia ir ten tuos plėšimus. Draudžia ir saugumo sumetimais ir vis tiek yra laukinis yra laukinis. O šitus domestikuotus visus gyvūnus, taigi jie gyvena kartu, jie, sakau, kaip ir sakė, kaime gyvena prie lenciūgo pririšti, o pas mus jie, kaip draust galima. Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė sako, kad cirkai tiek su laukiniais, tiek su naminiais gyvūnais turėtų būti draudžiami ir kituose miestuose. Aš manau, kad apskritai visi cirkai, kuriuose yra gyvūnai, nesvarbu laukiniai ar naminiai, iš principo yra neetiški, nes gyvūnas yra verčiamas atlikti tokius veiksmus, kurie eina prieš jo prigimtį. Įprastai jisai tokių, sakykime, judesių ar kažkokių triukų neatlikinėja. Anot Ievos Budraitės, lyginti gyvūnų naudojimą cirkuose ir parodose negalima, nes cirkuose gyvūnai naudojami žmonių pramogai, o parodose edukaciniams tikslams. Cirkų tikslas paprastai nėra jokia edukacija, nėra gyvūno pažinimas, tai yra pramoga. Ir, sakykime, vaikam, bet nebūtinai vaikam, visai visuomeniai yra formuojamas įvaizdis, kad gyvūnas skirtas mūsų kaip žmonių valios tenkinimui, mūsų pramogai, mūsų linksmumui, bet tokiu būdu tarsi išstumiama paradigma, kad gyvūnas irgi turi tam tikrą teisę į savo orumą. Jie yra visiškai paminama šita perspektyva. Cirkai be gyvūnų, pasak Žaliųjų partijos lyderės, turi puikias alternatyvas.
nuo akrobatinių pasirodymų iki modernių technologijų panaudojimo pasirodymuose. Tai yra, man atrodo, didžiuliai geri reginiai, verti pamatyti, verti pagirti, kur žmonės demonstruoja tai, ką pavyksta savo valios, fizinės stiprybės dėka pasiekti, tai Cirque du Soleil ir visi kiti pavyzdžiai. Turim ir gerųjų praktikų, kai yra išnaudojamos modernios technologijos, pavyzdžiui, 3D projekcijos, kurios ar ne per performansus įvairius tų pačių žmonių atliekamus gali pademonstruoti didybę ar sukelti tam tikras emocijas susijusias su gyvūnais. Na, o ką apie gyvūnus cirke mano gyventojai? Nežinau, žinokit, negaliu atsakyti. Manęs gali būti. O kodėl? O kam jie ten trukdo? Ne, neturi. Aišku. Kodėl? Įdomu. Įdomiau su gyvūnais? Jo, ir su gyvūnais, ir su žmonėms. Bijau pasakyti, vienareikšmiškai. Katės, šunys, laikom juos namuose, darom, ką norim. Taip, svarbu, kad nesityčiotų per daug.